7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ąžuolai, tai antra pusė visiškai nesigavusi komandai, kalbant apie ją, kas nutiko, kad taip komanda subyrėjo? Ne tik antra pusė, bet kai pirmą kėlinį pradėjom, man atrodo, tas pats buvo prieš Utenos Juventusą, su visą pagarbą Juventusui, bet negalim per pirmą kėlinį prasileisti apie 30 taškų. Šiandien buvo tas pats 28, man atrodo. Paskui antrą kėlinį truputį susitvarkėm, nežinau, davėm to kontakto, pasidarėm baudas, bet nežinau, trečią kėlinį vėl Svaideris, nežinau, žinom, kad metikas, bet tai mano bauda, tai ant greito toks laisvas, visiškai laisvas mėto. Ir atitrūko, manau, ir tada jau labai sunku tokią talentingą komandą pavyti. Kaip ir sakytos pradžios buvo ir su Baskonė, ir su Maccabi, sunkesnis Juventus irgi skyriai. Ar čia varžovai dabar bando kaip Žalgiriui daugiau fiziškumo paduoti ir tas dar prisitaikymas jūsų problema yra, ar kas čia yra? Geras klausimas, neįsivaizduoju, tikrai pasakyti, bet sunku, aišku, bus šią naktį apie tai negalvoti, bet nežinau, privalom tą padaryti, nes vėl žaisim. Tai nežinau, neįsivaizduoju, kaip atsakyti, kame problema, bet manau pasitaisysim. Anadolu tai buvo pirmasis rungtynės su naujoju treneriu Laso, ar tai nešė kažkiek nežinomumo ir nenuspėjamumo į jų žaidimą? Ne, kaip ir mano atžvilgiu, manau, viską panašiai žaidė, ką buvom prasėję. Atakavo dažnai ir po pick and roll'uose, bet kiek jis apskritai ir gynyboje baudos aikštelė buvo ta jėga, kuri padėjo jam pacimentuoti baudos aikštelę ir patrukdyti jūsų bandymams ten žaisti? Didelis, aišku, labai stiprus, fiziškas, begalė patirties ir nežinau, sunku mūsų mažiem atakuoti, nes jisai stovi tarp dviejų, didelis su savo wingstanu, nežinau, daug gali tų abejotinų tokių pasų padaryti ir panašiai, tai privers padaryti, bet puolime irgi turim labiau akcentuoti, kad jisai stiprus ir tik tai su kairė ranka meta, tai tikrai pasigavom to daug. Bet fiziškumo tai visas komandas duoda, manau, to lygiai, tai čia tiesiog priklauso, kaip mes patys, nežinau, pasitinkam, arba turim išvis duoti tą fiziškumą pirmi ir nustatyti tą toną. Dabar jau antros iš eilės Žalgiriui tokios sunkesnės rungtynės namuose, ypač puolime. Ir yra kažkoks bendras dalykas tarp šių rungtynių su Maccabiu ir Efesu, ar matai kažkokių dalykų? Dabar reikia grįžti atgal į Maccabi. Tai jo, ten irgi sudaužė mus, čia šiandien sudaužė, tai ne, manau, kad čia apie puolimą, čia daugiau apie gynybą, nes jeigu neužpuolam, tai nežinau, jau viskas baigta, lyg pasaulio pabaiga, tai turim grįžti ir apsiginti ir su tokiu mentalitetu į toliau, mano nuomonė. Tai, nes jeigu gerai apsiginsi, 1-2 stopai ir tau, nežinau, turėtų atsidaryti tas puolimas, šiandien to nepavyko padaryti, manau, nes neapsigynėm. Ąžuolai, ar galima sakyti, kad kuomet nepavyksta ir gynyboje dalykai, tuomet ir ta komunikacija šiek tiek iššlubuoja ir šioks toks sumišimas atsiranda aikštelėje ir sutrikimas pradedant nuo komunikacijos ir tarpusavio susikalbėjimo? Tai čia galim pilną detalį ieškoti, tai dar didesnė problema. Tiek aš asmeniškai labai daug kartų žaidėjus į stipresnės pusės, nežinau, paleidau, tas pats Pavlas eina įsiveržė, nusimeta Lloydas laisvas iš kampo trepina. Tai čia prie tų detalių, manau, dar prieisim rytoj su komanda prisiminsim, bet tai komunikacija irgi yra labai svarbu. Taip.